Sveiki, šiandien turim naują Audi tiesiai iš salono ir jai dedam rankinį valdymą. Ir šitas rankinis valdymas klientas pasirinko truputėlį kitokį. Ateikit, parodysiu. Pirmo vietoje, kad veiktų šitas rankinis, mes turim paspausti šitą mygtuką, tada jisai veiks ir nes šičia yra elektroninis gazas, tai mes jį jungiam, aktyvuojam, paspaudėm nuo savęs, kad užfiksuoti gazą, tam, kad galėtumėm įjungti variklį. Įjungiam variklį, atfiksuojam gazą ir žiūrėkit, tai čia yra taip. Čia yra gazas, matot, žmogus važiuoja ir čia gali spaudyti gazą, o čia mes turim stabdį. Čia spaudos taip stabdys eina, o čia yra gazas. Tai labai paprasta ir čia dar turim papildomai signalą, kad jeigu važiuoja, kad kas nors nutinka, čia galim paspausti pypinę, žiūrėkit. Matot, čia pypinė. Tai labai paprasta žmogui keliauti. Tai jeigu būtų įdomu tokios įrangos, atvažiuokit, parodysim, čia kompensuoja valstybė ir mes tiesiog pritaikom pagal jūsų būtent poreikius ir realiai jos nieko jums nekainuoja. Ačiū, iki. Tai aš papasakosiu, kaip galima gauti 100% kompensacijos tokia įrangai, kuri yra skirta žmonėms su negale. Pirmoje vietoje paskambinat mūsų konsultantų ir konsultantas viską labai aiškiai papasakos, išklausinės jūsų tam tikrų dalykų ir visą planą labai aiškiai sudėlios. Vienas iš pagrindinių aspektų yra, kad jūs per 6 metus nebūtumėt gavę kompensacijos įrangai, nes tai yra teikiama kas 6 metus šitai įrangai. Antras dalykas, turit turėti išvadą iš ATOS dėl automobilio pritaikymo. Jeigu tokius 2 dalykus padarot, turit, viskas gerai, skambinkit, jau tarsimės dėl laiko, kad jūs atvažiuotumėte ir mes viską tai galėtumėm padaryti. Trečias dalykas, jeigu kartais neturėtumėt pinigų, nes tai yra kompensacinio pobūdžio mechanizmas, tai yra turit pirmą išleisti, tada jums kompensuoja, tai jeigu neturėtumėt nieko tokio, mes tiesiog jums paskolinsim tos pinigus. Suprantu, yra labai painu suprasti, kaip vyksta visas kompensacijų mechanizmas, kas liečia neįgalių įrangų pritaikymus, kaip valstybės kompensuoja. Tikrai labai sudėtinga ir aš tikrai labai daug laiko sugaišau tam dalykui, kad suprast. Jeigu jūs norėtumėt, kad būtų viskas paprasčiau, paskambinkit mums, mes viską labai aiškiai, žmogiškai, pagal jūsų poreikiai papasakosim, kaip viską padaryti. Tikrai pakonsultuosim, kaip įrangas įsidėti į automobilius, į namus prisitaikyti, kaip prisitaikyti savo patalpas. Viskas bus ženkliai paprasčiau.